Priekį padarykime tik pirmoji. Palaikyti, paglostyti. Kažką. Čia kas per televiziją? Tai čia pavyzdžiai. Lietuva lyga. Lietuva. Lietuva. Pavyzdžiui, pasikeisti. Kaimus vežtų. Na šitaip, įpili vandens ir jinai auga. Euras. Vienas, du. Labas vakaras visi susirinkę į kasmetinę ir pačią trankiausią miestelio šventę Oninės. Kažkaip negirdim aplodismentų, suprantam, kad jūsų nedaug, bet norime išgirsti stiprius aplodismentus. Bendruomenė, jų giminės ir artimuosius ir žinoma, Onas, Onytes, Onutes ir Oneles. Oficialų šventės atidarimą ir kviečiame kanklininkus. Tai yra Vėžaičių seniūnijos seniūnas Liudas Laukaitis. Kviečiame seniūną čia tarti sveikinimo žodį. Sveiki visi. Paskutinis Liepos sekmadienis tai šventė Vėžaičiuose. Oninės yra pagrindinė miestelio šventė. Mes plačiai atveriame vartus visiems svečiam ir iš tolimų krastų grįžusiem ir kaimynam iš gretimų bendruomenių. Žinoma, papuošiam savo kiemus, sodybas ir laukiam svečių. Visus kviečiame prie mūsų bendro stalo. Taigi sveikinu šiandien visus su šia puikia švente, linkiu gerų įspūdžių, geros nuotaikos, viso ko geriausio šį vakar ir per visus ateinančius metus iki ateinančių Oninių. Ačiū seniūnui ir dovanojame kapelėlį duonos, kurį šiandien pašventinome būtent Švento Kazimiero bažnyčioje. Visgi Oninės, o Ona duonos ponia. Na, o toliau kviečiu kanklininkus, kurie jums dovanoja
pačius gražiausius kūrinius. Šiems kanklininkams, Gireliai ir Perkūno broliams vadovauja vadovė Ramutė Pozingerienė. Kviečiu Lietuvos Respublikos Seimo narį Petrą Gražulį. Aš tikiuosi, ateikime čia, kad visi mus pamatytų. Labas vakaras. Daugiausiai tai Seimo nariai kitų kraują geria. Bet šį kartą iš manęs paėmė kraują. Ir leido, kol bėgo tas kraujas. Nu, bet ačiū, da gyvas esu. Sveiki. Tikrai visiems gražios šventės. Aš manau, kad visi Klaipėdoje bus jūrų šventė, bet matau, kad ir čia nemažai susirinko, ir dar daugiau susirinks žmonių, tai visiems tikrai gražiai praleisti laiką. Ir aš galvoju, gal pasiraudodamas progą pakomentuosiu paskutinius įstatymus, kaip save viešoje vietoje reikia vesti. Jūs žinot, kad išgėrus už vairo, jeigu išgėrė daugiau kaip 0,4 promilės, jau negali vairuoti. Žinot, bet dabar žinau, kad jau negalima ir pėsčiam eiti, jeigu išgėrė daugiau kaip 0,4. Priėmėm įstatymą, vadinamą, ar palydovo, ar pavėdėjo įstatymas. Turi vest. Veda geriausiai, kad vyrą vestų moteris, o išgėrusi, o moterį vyras. Nu, aš balsau už tą įstatymą, kad man neparvestų barmenės visą tai iš baro namo. Dar viena naujiena. Jeigu jau žmona nori parvežti vyrą išgėrusi iš automobilio, turi būti atitvaras tarp vairuotojo ir galinės sėdynės. Tai va, žiūrėkit, įsitaisykite atitvarus, jei norit, kad vežtų žmonos vyrus namo. Ačiū Seimo nariui, taip pat jam šventintos duonos kepalėlis. Kokias gražias mes turime onas, onutes, o gražiausios laukų. Garsus plojimai mūsų onoms. O pasirodo, Vėžaičiai turi tikrai nemažai onų. Taigi, mielos onos, sveikiname jūs su jūsų švente
Dovanojame jums šias gėles ir patį gražiausią mūsų šventės koncertą. Ačiū jums. Tai būtinai šito koncerto klausykite, šokite ir tai. Ir Elena Griauslienė už gražiai puoselėjimą savo sodybą ir sodybos teritoriją. Ar yra Dobilo gatvės 3 namas? Taigi sveikiname šeimininkus, pasisodinkite. Jūs perduosit, tai būtinai perduokit ir pasidžiaukit už visą Vėžaičių miestelio bendruomenę ir tiesa. Moterų kolektyvas Vaivorykštė, kurioms vadovauja dar nuostabesnė jų vadovė Daiva Šilinskienė. Jūs nori pavaišinti visuomeninė organizacija Vėžaičių bendruomenė ir man atrodo, jie patys tą girą užraugė ir padarė ją tokią skalsę, kad man atrodo kiekvienas galėsite pajusti tai, pasivaišinti ir Vėžaičių filialo baltų sūrių su medumi. Juk taip skanu. Taigi kviečiame taip pat vaišintis, taip pat žinau, kad mūsų bibliotekinį sodavo daug geros rūšių. Yra surinkta per 100 originalių gerų receptų. Duonos, pyragų ir net meduolių bei pieno giros. Giros gydomosios. Tai pamutėm būtinai. Labai ačiū. Turi tikrai jų ne vieną ir mes dar... Oh,